Sveiki, kriptoentuziastai ir sveiki atvykę į dar vieną epizodą, kur mes neriame į karščiausias kriptovaliutų naujienas. Pradėkime nuo vaizdo klipų. Ar matėte, kaip Donaldas Trumpas kalba apie akcijų rinką? Jei nematėte, tai dabar yra puikia proga pažiūrėti. Uh, you better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. Rising market will do. Oh, it's going to get a lot higher. In fact, I told people 5 weeks ago, this is a great time to buy. I got criticized for that. Now they don't criticize me anymore. People should have listened. But it's going to go a lot higher. You see, we've never had anything like this happen. It's an explosion of investment and jobs, and great companies are coming in. Never seen anything like it. Na va, Trumpas sako, kad ateitis yra šviesi. Toks pat entuzijazmas dabar plinta ir kripto rinkoje. We're ringing the bell and you just crossed the starting line. You know, if our first catchphrase was the herd is coming, that institutions are coming to crypto, I was like 7, 8, 9 years too early. The institutions are now in earnest coming for the first time. Like they're getting engaged. Last year was the ETFs, and this year it's okay. Now we're going to get really engaged in crypto. That will be accelerated if we can get legislation, but it's going to happen even without it, because you've got a regulatory framework in the SEC, CFTC, et cetera, that's making it more possible. And so it's wildly exciting. Matot, institucijos didieji pinigai ateina į bitkoiną ir kripto rinką. Ir jie ateina su trenksmu. Pažiūrėkite į šį Bitwise grafiką. Už kiekvieną iškastą bitkoiną korporacijos sugriebė net 3,3 bitkoino. Tai 3,3 karto daugiau nei iškasama. O bitkoinas, primenu, turi tik 21 milijoną vienetų ribą. Kai institucijos šluoja bitkoiną tokiu tempu, ką tai reiškia mums, paprastiems investuotojams? Na, tai reiškia, kad mes nepavėlavom į šį traukinį ir viskas dar mums prieš akis. $30+ trillion that is just getting exposure now. I think it's straight up for, next 5 years. Mm-hmm. Yes, I was on a panel yesterday with Dan Moorhead from Pantera, and he said we haven't even seen basically like half of Bitcoin's upside yet. He said there's a lot of room to grow, so you would agree with that? Hugely, right? 95% of all Bitcoin is already owned, and 95% of investable money doesn't own any Bitcoin. And I think the collision of those two facts leads to much higher prices. I think we're in a multi-year bull market as this institutional wave of capital comes in. Dabar pažvelkime į M2 pinigų pasiūlos grafiką. Jau ne kartą mes matėm šį grafiką ir kol kas jis mūsų nenuvylė. Ir remiantis šiuo grafiku dabar atrodo, kad netrukus bitkoinas vėl turėtų šauti į viršų. From M2, which is why it only has a 90% correlation, not 100%. So I think we'll see that now. And it's just saying now is, if this continues to play out, it's just banana zone from now until July. And then we've had, if we've got to think 3 months in advance. So what we've had is the dollar correcting the last couple of weeks, rates correcting. So we should see the market correct in August. Yeah. And maybe it's as simple as that. And that would be very consistent with previous cycles as well. Gerai, o dabar pereikime prie naujienų, kurios rodo, kad kripto tampa mainstreamu greičiau nei galėjome įsivaizduoti. Ripple vadovas Brad Garlinghouse džiaugiasi svarbių įvykių kriptovaliutų rinkoje. XRP ir Micro XRP ateities sandoriai futures oficialiai startavo SME biržoje. Šis žingsnis žymiai XRP institucinio pripažinimo etapą, suteikdamas investuotojams reguliuojamą būdą spekuliuoti ar apsidrausti nuo XRP kainos pokyčių. Brad Garlinghouse ypač pabrėžė, kad Ripple įsigyta brokerių įmonė Hidden Road sėkmingai įvykdė pirmąjį blokinį sandorį SME atidarymo metu. Taip pat Ripple paskelbė apie partnerystę su Zend Bank ir MamoPay Jungtinėse Arabų Emyratuose. Tai reiškia, kad dar viena šalis naudos XRP tarptautiniuose mokėjimuose. Iš viso jų jau yra 6 – JAV, Brazilija, Meksika, Australija, Šveicarija ir dabar UAE. Kalbant apie UAE, Dubajus irgi nesnaudžia. Jie ką tik paskelbė, kad per Crypto.com platformą priims kriptovaliutų mokėjimus
už valstybinės paslaugas. Dabar bus galima mokėti, pavyzdžiui, už automobilio registraciją ar komunalinės paslaugas, naudojant kripto, pavyzdžiui, bitcoiną ar stablecoinus. Ir dar vienas žingsnis link mainstreamo. MoonPay ir Mastercard susivienijo, kad stablecoinų mokėjimai taptų prieinami 150 milijonų verslų visame pasaulyje. Be to, kiekviena kripto piniginė gaus virtualią Mastercard kortelę. Tai reiškia, kad galėsite išleisti savo kripto turtą bet kur priimamos Mastercard kortelės. Bet ne visur viskas taip sklandu. Jungtinė karalystė ką tik paskelbė naujas taisyklės. Nuo 2026 metų sausio kriptovaliutų įmonės privalės pranešti apie visas vartotojų operacijas. Kiekvienos operacijos metu turės būti surinkti ir pranešti tokie duomenys kaip vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris. Taip pat naudojama kriptovaliuta ir pervesta suma. Taip pat turės būti pranešama informacija apie įmones, fondus ir labdaros organizacijas vykdančias operacijas kriptovaliutų platformose. Už taisyklių nesilaikymą arba netikslų ataskaitų teikimą gali būti skiriamos baudos iki 300 svarų sterlingų už kiekvieną vartotoją. Ir dar, ar girdėjote apie ieškinį prieš Michael Saylor ir jo įmonę Strategy? Investuotojai teigia, kad Strategy pateikė klaidinančią informaciją apie bitcoino investicijas, dėl ko jie patyrė didelių nuostolių. Saylor žinomas kaip bitcoino maksimalistas ir iš jo kalbų atrodo, kad be bitcoino niekas daugiau neegzistuoja. Na, bet man atrodo, kad jis prisikalbėjo, kai pradėjo sakyti, kad užstatykit savo namus ir čiut neparduokit savo inkstą, kad nusipirkti bitcoino. Na, pažiūrėsim dabar, kaip jam čia baigsis. O dabar pakalbėkim apie Coinbase, kuri turi ir gerų, ir blogų naujienų. Gerasios tai, kad jie ką tik pateko į S&P 500 sąrašą. Ir tai yra pirma kripto įmonė istorijoje, kuriai pavyko tai padaryti. O kita naujiena tai, kad buvo įsilaužta į Coinbase. Ne per technologijas, bet per darbuotojus. Darbuotojai ėmė kyšius, išdavė vartotojų duomenis, vardus, ID, net banko informaciją. Hakeriai už tai reikalavo $20 milijonų, bet Coinbase atsisakė mokėti ir vietoj to išleido $400 milijonų kompensaciją nukentėjusiems vartotojams. Ir ar žinote, kad Coinbase pernai išleido $6,2 milijono savo generalinio direktoriaus apsaugai? Taip, kriptomilijonieriai dabar samdo asmens sargybinius, nes rizikos auga. Kai turi daug kripto, tampi taikiniu. Ir baigdamas noriu priminti, kad draugeliai ir jūs būkite atsargus, saugokite savo privačius raktus, naudokite patikimas piniginės, venkite įtartinų nuorodų ir visada tikrinkite, kam patikite savo duomenis. Taigi šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko šis video, nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.